Panardykim šiandien po temą. Tu nebijai būti matoma. Tu bijai to, kas nutiks, kai tave pamatys. Kaip tau skamba? Nes čia yra vieta, kur daug kas savo meluoja. Ir tikriausiai gali būti, kad meluoji savo ir tu. Nes gali atrodyti, kad tau dar reikia daugiau pasitikėjimo savim, dar reikia kažką išmokti, dar pasiruošti, dar netinkamas laikas, biškutį vėliau. Ir realiai tai yra ne apie tai. Tai yra visiškai ne apie tai. Nes tu žinai, kad tu gali pradėti, tu gali daryti, bet tu negali būti ir leisti savo būti pilnai matoma. Nes kas atsitinka, kai tave pamato, tu nebekontroliuoji situacijos. Kažkam nepatiks, kažkas pasijuoks, kažkas nesupras, dalinai tik supras visiškai kitaip, atstums, nemylės. Ir tada natūraliai tu pristabdai save, pakoreguoji save, pašlifuoji save, prisitaikai arba tiesiog nepadarai. Ne dėl to, kad tingi, ne dėl to, kad tau trūksta disciplinos, o todėl, kad kažkur viduje tau yra dar nesaugu būti visiškai savimi, kai tave žiūri. Ir tada atsiranda toks labai keistas momentas ir tarpas. Jis labai apgaulingas, labai subtilus, labai toks slidus, nes realiai toje vietoje tu kaip ir judi į priekį, tu darai veiksmus, tu gal net keli kokią nors informaciją apie save, turinį apie save, darai, planai yra, mintis yra, veiksmas yra, bet nėra pilno ėjimo į priekį, nes tu dar vis laikai save. Va šitame momente aš dirbu su moterim, nes tu jau žinai, kad tu šitame momente truputį savo meluoji, pristabdai arba neveiki, arba veiki taip per aplinkui. Žinot, kaip važiuočiau iš Vilniaus į Klaipėdą per Lenkiją ar kur nors. Ir aš dirbu su moterim ne apie tai, kaip jom dar labiau pasistengti, o apie tai, kur jos pačios save stabdo. Nes kai pamatai šitą vietą, ne tik pamatai, ją transformuoji, nebereikia savęs spausti, yra daug lengviau, nes noriu, kad mane išgirstum čia labai teisingai. Matomumas nėra apie matomumą. Visiškai ne apie matomumą. Leidimas savo būti savimi, va tokia, kokia esi. Ir kai leidi savo būti savimi, tada ir trauka prie tavęs yra visai kitokia. Nėra tos atstumimo energijos, nėra apsimetimo energijos, nėra baimės energijos. Yra leidimas savo būti savimi be garantijos, kad tave priims, be garantijos, kad tavęs neatstums. Nes realiai tu nėra, kad tu nori būti matoma. Tu nori būti ir jaustis saugi, būdama matoma. Tu nori nebesusitraukti, tu nori nebefiltruoti savęs, tu nori nebeklausti, ar čia okei, ar te okei. Tiesiog nori būti savim ir jaustis su tuo gerai. Ir kol šitos vietos nėra, jeigu šitos vietos nėra, tavo pasąmonė visada ieškos, kaip save pristabdyti. Ir ne tam, kad tau sutrukdyti, o tam, kad išlaikyti tavo saugumo jausmą. Tai tik iliuzija, kad tai yra saugu. Tai nėra saugu. Tai yra tiesiog sena strategija, sena programa, kaip tu išmokai save apsaugoti. Tai klausimas moteris yra ne apie tai, kaip man būti matomai, o kur aš vis dar nesijaučiu saugi, kai mane mato. Jeigu norėtum patyrinėti, paaugti, paevoliucionuoti, išsilaisvinti matomumo temai, ateik pas mane į 4 arba, jeigu turiu daugiau reikalų, 12 savaičių. Terapinė mentorystė, kurioje tikrai yra be galo galinga transformacinė palaikanti saugi erdvė tavo pokyčiui, tavo išsilaisvinimui, tavo plėtimuisi, tavo evoliucijai, tavo augimui. Ir aš esu Indrė Pilypė, vidinės laisvės mentorė, klinikinė hipnoterapeutė
Ir aš vedu į tą išsilaisvinimą. Proto išsilaisvinimą, emocijų išsilaisvinimą, matomumo išlaisvinimą, savęs išlaisvinimą. Nes visa tai, ką turi aplink, visa tai, ką turi sukūrusi aplink save, visa tai, kaip tu jautiesi, viskas prasideda tavyje. Jeigu rezonuoja tai, ką kalbu, parašyk žinutę ir galim susitarti 30 minučių greitam, aiškiam, efektyviam aiškumo pokalbiui dėl galimybės dirbti kartu. Tau tikrai bus aiškiau, ar tai tavo kelias, ar ne.